Kada aš kalbu apie būtinybę sugrąžinti pavogtą valstybę jos piliečiam, aš manau, kad mes turim sukurti tokią valstybę, kuri tarnautų mūsų valstybės piliečiai. Ir valdžios vyrai turėtų būti priklausomi tik nuo vienintelio visam pasaulyje, tai yra nuo mūsų piliečių interesų ir mūsų piliečių valios. Ir kada vertinant Andriaus Kubiliaus vyriausybės, dabartinės vyriausybės antikrizinę programą, aš girdžiu iš savo oponentų, kad jie pritarė iš esmės tai programai su nedideliam klaidom arba ragina dar daugiau užveržti varžtus, nors puikiai mato, kad varžtų užveržimas ir tai, ką padarė dabartinė vyriausybė, iš esmės įstumė mūsų vyriausybę, mūsų valstybę į dar gilesnę duobę. Šiandien nesurinkamas biudžetas jau apie 500 milijardo. Tada aš nesuprantu tų savo oponentų, aš nesutinku su jais ir mano nuomonė visiškai priešinga. Aš nesuprantu ir nesutinku su oponentais, kurie neprisipažįsta, kad būtent jų valdymo metu mūsų valstybė Lietuva ir buvo atvesta į tą situaciją, kuri yra šiandien. Taip kad jeigu naujasis prezidentas, jeigu valdžios vyrai nesupras, kad reikia daryti viską, kad geriau būtų Lietuvos žmonėm, visiems, ar tai mokytojai, ar tai gydytojai, verslininkui, smulkiam verslininkui, prekiaujančiam turgui, ar dar kam nors iš mūsų piliečių. Tokia valdžia nebus mūsų valdžia ir jinai nesugrąžins valstybės mums.